Labas visiems. Na tai Sveiki. ką, prieinam prie galo mūsų skaičiukų. Pagal numerologiją yra 9 skaičiai. Bet, sakykime, bendrai yra 10, nes yra 1 ir 0, dešimtukas, nuliukas, ane? Taip, Ką norėjau šiandien pasakyti? Aš kažkaip pagalvojau, kad visi žmonės, kurie gimė praeitame šimtmetyje, pas bet kurį žmogų yra gimimo datoj devintukas. 1900. Pas taip, kiekvieną. Pas kiekvieną, kurie gimė iki 2000 metų. tai va. Ir prie ko prieinam, kad devintukas yra pabaiga? Ne, ne pabaiga. Kodėl pabaiga? Pabaiga? Aš tau pasakysiu, kad yra pabaiga. Skamba intriguojančiai. Gerai tada. Suteikia Tik ne, mūsų. tik ne pasaulio pabaiga. Ačiū Dievui. Tad suteikiu mūsų skaičių profesionalui, Danutei, žodį, kuris žino apie skaičius viską ir daugiau. O aš tuo metu atsigersiu arbatos su citrina, su ženšeniu ir su medum. Prašau. O, kokia sveika arbata. Nu, Kava, skanaus. kava, kava. Gerk arbatą ir klausyk mano litanijos. Subijau. Taip, eisime prie pabaigos, beveik prie pabaigos, prie mūsų devintuko. Visi skaičiai vadinami angelo sargo, tai ir tas devintukas yra 99 irgi angelo sargo. Kaip ir sakei, šiaip pagal viską 10, be 10 nėra, tik skaitos nuo 0 iki 9. Nežinau, kodėl numerologijoje taip skaičiuojama, bet jau taip yra. Jų daugiau, kaip sako, ir nėra tų skaičiukų, bet iš tų skaičiukų dauginasi daug skaičiukų. Tai va, dabar šiandien papasakosiu paskutinį mūsų devintuką, kaip ir sakiau, pabaiga, tik tai ne pasaulio. Numerologijos skaičius 9999 yra galingas užbaigimas, dvasinio augimo ir naujos pradžios simbolis. Ką jis mums reiškia ir ką jis mums duoda. Užbaigimas ir ciklo pabaiga. Skaičius 9 simbolizuoja pabaigą. Ką jis pasikartoja 4 kartus, tai rodo, kad svarbus jūsų gyvenimo etapas artėja prie pabaigos. Tai gali būti santykiai, projektas ar net jūsų požiūris į pokyčius. Tai kaip ir sakiau, devintuką, jeigu dažnai matom, vadinasi pabaiga. Bet tai nereiškia, kad jau viskas, viskas tom baigės, bet tai reiškia, kad jūs pabaigėt šitą gyvenimo etapą ir eisite į naują etapą. Dvasinis augimas ir atsiverimas. 999 kviečia susitelkti į aukštesnius tikslus, dvasinį tobulėjimą ir savo misijos supratimą. Tai ženklas, kad jūsų kelias tampa vis aiškesnis. Vadinasi, jūs pradedate, kaip aš sakau, geriau matyti, ką jūs nuveikėt šiam kelyje. Pagalba ir tarnystė kitiems. Skaičius 9 yra stipriai susijęs su empatija, meile ir pagalba aplinkiniams. 99 ragina būti dosniem. Pasidalinkite savo talentais. Padėkite kitiem. Padėkite jiems atsistoti. Padėkite jiems eiti į priekį. Nu tai va, dabar biskis stabtelėsiu labai trumpai. Remdamasi į tave, Jūratė. Kaip tu esi padedanti žmonėm, remiesi mokslais, visiems pati daug labai mokiniesi, labai daug į save investuoji, kad padėti kitiems. Jeigu tau 9 vaidenasi, arba kaip tu sakei, nu gimimo datoj visi turim devintuką, senesnės kartos. Tai jau, vadinasi, tavo poreikis ir tavo tikslas padėti kitiem. Va, taip ir atsispindi. Paleidimas ir atleidimas. Šis skaičius gali būti ženklas, kad turite paleisti praeitį, neigiamas emocijas, negatyvą arba kitus dalykus, kurie jums nepageidaujami. Tik paleidę praeitį galėsite atverti kelią naujiems dalykams. Tai va,
Čia pasako tai, kad jeigu jūsų kelyje buvo daug negatyvų, blogų žmonių, blogų emocijų, paleiskite, uždarykite tas duris ir atidarykite naujas. Naujas gyvenimo etapas. Užbaigę dabartinį ciklą, būsite pasiruošę pradėti kažką visiškai naujo. Tai ženklas, kad naujos galimybės jau netoli, o jūsų gyvenimas eis į priekį teisinga kryptimi. Jei dažnai matote 999, tai priminimas, kad esate transformacijos procese. Patikėkite savimi, paleiskite tai, kas jums trukdo ir pasiruoškite priimti naujus iššūkius bei galimybės. Va toks mūsų devintukas. Ką jisai mums duoda ir ką pasako. Va kiek daug. Tai kas yra? Pabaiga, baigėsi mūsų kelias, to viso blogybių, ką mes pasiekėm, ką mes darėm. Mums buvo sunku, mes uždarom, atidarom naujas duris ir pradedam naują gyvenimą. Ir vėl iš naujo. Nu, va, matai. Kadangi pas mus visų, kurie gimė iki 2000 metų yra tas devintukas, dėl to mes tada tais laikais turbūt taip ir gyvenom. Pas mano, pavyzdžiui, dukra yra 29 gimimo datoj. Tai Nu, va. kas liečia va tą, kaip tu sakai, padėjimą, supratimą, pas ją irgi tas labai, labai matosi, netgi kartais ir per daug, bet yra kaip yra. Dabar jau tų devintukų pas žmonių kaip ir irgi gali daug būti. Pavyzdžiui, 09, 09, ne rugsėjo 9, kas gimė yra, arba 2009 metai irgi va 3 devintukai yra, žinai. Bet man asmeniškai tie devintukai, tai praktiškai iš vis niekur aš jų nematau. Matai, tik nepastebi, galiu pasakyti, kur matai. Laikrodėje 21, 21. Nebent. Bet man laikrodėje daugiau yra 22, 22. 9 ryto 9 minutės. Daug kas mato šitą dalyką. Yra tokių žmonių. Nu, yra. Mašinos Ne, tai numeriai. yra, jo, bet supranti, bet man vat kaip būna, kad kiti skaičiai dažnai pasitaiko, man devintukas, man neužsifiksuoja, reiškia, aš jį matau mažiau. Vadinasi, tau jis neskirtas, palitavė jisai, kaip sako, tas angelo sargo palitavė nėra, nes pas tave yra dviejetukas, kuris makaluojas pastoviai tau po akim. Tai va, kiekvienas, kaip sako angelas sargas, pasirenka savo žmonės, taip kaip ir žmonėm tie skaičiai už tai ne visiems vienodai, kai sako, fiksuojasi. Vienam žmogui gal pastoviai 13 fiksuojasi ir jis nežino, kas jam daros. Ir paskui sako, aš turbūt velnio apsėstas, nes 13. Nu rimtai, sakau, nei tu apsėstas, nei tu ką. Čia paprasčiausiai yra tokia, nu kaip mistinis skaičius. Nu ir čia, oi, prabėgo juoda katė. O Jėzus, Marija, dabar man nesiseks. Nieko panašaus. Viskas ten gerai su tom juodom katėm, su tom raganom ir su tais skaičiais. Man matai daugiau kažkaip asocijuojasi, vat kaip tu sakai visur. Dvejetukai, vienetukai, vat kažkaip daugiau aš tos atsimenu. Nu, būna vat šešetukai, penketukai, bet ne. Vat pagrindė, vat kaip tu sakai, tam elektroniniam laikrodį, kadangi pas mane namuose, ne? Tai vat 11, 11, 22, 22, vat kažkaip dažniau tie skaičiai atsiranda. Devintukas kažkaip nelabai. Nu, matai, devintukas daugiausia, vat kaip ir sakiau, yra prognozuojamas kaip po gyvenimo. Tai ne gyvenimo pabaiga, tai žmogus nenumirs ar panašiai. Tik paprasčiausias užbaigs etapą tą. Gal jam nesisekė, gal tikrai to negatyvo daug prisitraukia, kai dabar žmonės labai yra pikti, negatyviški, jiems pastovi viskas negerai, jiems netinka, nelimpa. Tai vat jie gal turėtų susidomėti, kas juos domina ir kas jiems ten po akim vaidenasi pastoviai. Tai jie turėtų užsidaryti, kaip aš sakau, tas duris, atsidaryti kitas ir pradėti visą gyvenimą iš naujo. Kai sako, užverskim tuos senus lapus ir atsidarom naujus ir pradedam rašyti romaną. Gerai, viskas aišku su tuo devintuku, tai kitas mūsų skaičius bus, kiek žinau, wow, labai didelis, bet to irgi kažkoks tai nei 2, nei 5. Keistas, labai keistas skaičius, bet bus 0, kuris labai turi didelę reikšmę, be galo didelę, bet aš stengsiuosi kažkaip sutraukti, kad nebūtų išsiplėtęs ir paskui ten klausytų žmogus ir sakytų, Jėzus, Marija, kokia lekcija ilga. Ne,
Pabandysim kaip Jo, jo, nors jo, jo. Trumpai, sumažint. aiškiai, kad būtų. Taip. Gerai, Danute, ačiū tau šiandien už tą 9, už tą pabaigą. Už tą pabaigą. Nu, Tik tai kokia nepasakė. pabaiga. Nu, tai pabaiga, pabaiga. Pabaiga. Visi mes ir baigiam 1900, pavyzdžiui, 99 metus ir pradėjom 2000 metų, kur 9 yra praktiškai ne pas visų. Gerai, tada visiems gerų minčių, nepasimeskit su 9, negalvokit, kad tai yra pasaulio pabaiga, tai yra tik Taip. pabaiga ir nesvarbu kuri. Ir susitiksime kitoje sesijoje. Ačiū Iki. visiems ir iki.